Kalbinu Svalbono klinikoje dirbančią gydytoją neurologę Zitą Pučkienę. Sakykite, daktare, kokiomis ligomis dažniausiai sergantis ligoniai čia apsilanko? Pas mus apsilanko ligoniai dažniausiai sergantis smegenų kraujotakos sutrikimai, Parkinsono liga, Alzheimerio liga ir, aišku, išsėtinė sklerozė, ir be galo daug įvairiausių kitokių ligų. Taip pat jūs tyrėte ir kaklo kraujagyslės, tikriausiai daug būna tokių pacientų? Daug labai yra pacientų, kuriems reikalinga ištirti smegenų kraujotakos įvairius susirinkimus ir kaklo kraujagyslės, kurios yra magistralinės kraujagyslės einančios į galvos smegenis. Šiuo metodu mes ištyrėme smegenų kraujagyslių morfologiją, tai būtent užakimus, susiaurėjimus, taip pat kraujotakos kryptį kraujagyslėse. Kaklo kraujagyslės tai yra pagrindinės, taip vadinamos magistralinės kraujagyslės, kurios aprūpina galvos smegenis krauju. Apie 70% įvairiausių insultų įvyksta dėl būtent šių kraujagyslių pakitimų. Tai būtent esančių plokštelių juose įvairiausių kilpų ir susiaurėjimų aterosklerozės pasekoje.